Per kampą mačiau, mėlyjei, kad didelė bėda atsitiko, kad mes šitiek laukiam kultūros centro ir pamiršom, kaip reikia elgtis jurginių metu. Tai jeigu tik valsas, pasižiūrit į kairę į dešinę visur žmonės, į priekį į galą visur žmonės, čiumpam už parankės ir linguojam, o jei polka, tai bent jau delnus pakaitinam ir smagiai pagal polkos ritmą plojam, ar ne? Tai dabar aš tikiuosi, kai į sceną ateis mūsų krašto pasididžiavimas, Raseinių rajono kultūros centro tradicinės instrumentinės muzikos ansamblis Dubysa, tai jau mėlyjei šitos klaidos nedarysit ir linguosit, siubuosit. Tai pradžiai jūs atsistot visą manau, ne? Atsistosit finale. Ai, finale Kada visas kapelas į sceną pakviesim, o apie Dubysą galima pasakoti ir pasakoti. Jie yra aukso paukštės laimėtojai ir festivalio organizatoriai, ir Estijoje mūsų kraštą atstovavę. Ir ypatingas yra šio ansamblio vadovas, tai yra mūsų Dainius Maslauskas, etnomuzikologas, armonikų tipo muzikos instrumentų kolekcininkas ir restauratorius. Dainius sako, kad kiekviena armonika tai ne tik medžio ir metalo junginys, bet ir sielos dalelė per kartas atkeliavusi istorija. Tai tiltas tarp praeities ir ateities, kurį aš noriu išsaugoti. Štai toks tas kapelos vadovas, nuostabusis, nepakeičiamas. Ir mes buvome įpratę, kad matydavom vien tik tai vyrus, ar ne, scenoje, kai Dubysa koncertuoja. O šiandien, mėlyjei, jūsų laukia staigmena. Va, matot, kokia graži staigmena. Tai dar vienas mūsų krašto gintaras, solistė, profesionali aktorė, vokalistė Lina Urniežiūtė Volfienė. Taigi Dainiaus Maslausko vadovaujamas kolektyvas Dubysa jums dovanoja šiuos kūrinius. Tai yra Šimkaičių polka, daina Pabūkim kartu. Ir, tarp kitko, daina Pabūkim kartu yra aranžuota paties Dainiaus. Ir taip pat daina Kaip čia gražu. O bus tikrai gražu. Scenoje Dubysa. Pavasario saulė prašvito eiliai ir juokėsi širdį vilioja, pakilo į dangų, aukštai vieversiai, čiriana, sparneliais plasnoja. Taip kadaise rašė mūsų literatūros klasikas, poetas Maironis. Visi Dubysos ansamblio vyrai ir mūsų gerbiama Lina norime jūs pasveikinti su gražia, gilias tradicijas turinčia Jurginių švente, kuri šiemet vyksta Raseiniuose. Na ir Raseiniuose buvo sumanyta, Raseiniuose ir užgimė. Kalbant apie mūsų kolektyvą, kas dar nežinote, šiais metais rugpjūčio mėnesį švęsime 5 metų jubiliejinį gimtadienį. Kolektyvas labai jaunas, muzikantai brandus, patyrę, daug metų, nepaleidžiantis instrumentų iš rankų. Ir ką norėčiau paminėti, girdite ir girdėsite iš įvairių Žemaitijos kampelių mūsų gerbiamus kolegas, muzikantus, ir daugelis yra jų profesionalai, groja iš natų. O mano ansamblio vyrai yra tikriniai muzikantai, kurie patys per save išmoko groti, jokių natų neskaito. Na ir įdomu dėliai, koksgi čia tas mūsų amžius, kaip jūs galvojat, gali būti. Sako, damos yra nepadoru klausti, kiek metų. O kiek mūsų vyriausia muzikantai, pavyzdžiui, gali būti metų? 16. Nu, kaip iš kurio galo suversi tą skaičių. Pavyzdžiui, mūsų vyriausias muzikantas yra Vytautas, 85 metai. Mūsų būgnininkas irgi labai jaunas vaikinukas, tik 83. Na ir kadangi muzikuoja tokie, galima pavadinti, smetanski vyrai, tai gal ir nusikelkime į tuos senus laikus, į tą tarpukario Lietuvą. Ir mes, kaip tradicinės instrumentinės muzikos puoselėtojai, šiandieną jums norime atlikti prieš beveik 90 mečius Viduklės apylinkėse užrašytą polką. Vadinasi Šimkaičių polka, bet iš Viduklės. Pasiruošę vyrai.
Na, o dabar atėjo pats metas išbandyti tą mūsų naująjį vokalinį duetą. Ir kągi, kas Grok Jurgelio šventėje daug buvo žiūrovų? Buvo šiek tiek girdėję. Yra labai pamėgta klausytojų mūsų ansamblio atliekama daina, bet kodėl viskas baigėsi. Tačiau šventė dabar ką tik prasidėjo, turi viskas tęstis, todėl norime jūs pakviesti visus kartu padainuoti naują mūsų dainelę Pabūkim kartu. Na kągi, o dabar dar viena nauja dainelė, graži, apie pavasarį, pavadinimu Kaip čia gražu.
ryji, gal jos paslėpė šilia. Gal turi prašiau upelio, gražiai stebuklų šalį, negrįžti, nesušūksi, o pušim žalia. Ir čia gražu, pavasariai tai žymi, žemė tikra, upelis mus palydi, žalioj lankoj su vasara bėgiojo, kvapniom žiemėm ar rudenį miegojo. La 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 la, la 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 la, la 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 kaip čia gražu, pavasarį tai žymi, saulėtekra, upelis mus palydi, žalioj lankoj su vasara bėgiojo, kvapniom žiemėm ar rudenį miegojo. Ačiū labai, jums grojo Lina ir Dubysos vyrai. Bravo, nuostabu.